Manijos moksleivių krepšinio lygoje šį savaitgalį vyks vyriausiųjų vaikinų čempionato finalo ketvertas. Jaunių vaikinų A gimusių 1994 metais pirmenybėse beliko 4 komandos, kurioms tik žingsnis iki aukso medalių. Dėl čempionų vardų varžysis 2 Vilniaus komandos – Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos pirmoji Šuko ir Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos 3 IIT bei Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro ir Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos komandos. Abi sostinės ekipos išmėgins jėgas jau pusfinalyje. Poros favorite vadinama pirmoji Šuko komanda, tačiau metais jaunesni marčiulioniukai nežada nuleisti rankų. Į Marčiulionio krepšinio akademiją ir į Vilnių ateina didelė šventė. Jaunių finalai Vilniuje. Žaidžia 2 Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos komandos. Tai tikrai džiaugiuosi už trenerius Tomą Purlį ir Rolandą Peniką, kurie atvedė 2 komandas iki finalinio ketverto. Žinau, kad pajėgiai yra Sabonio krepšinio centro komanda, Klaipėdos Knašiaus sporto mokyklos komanda. Tai suvažiuoja 4 geriausios komandos. Ir aišku, 2 po šeštadienio varžybų toliau liks kovoti dėl tos pirmos vietos. Aš tikiu, tai jau aišku, kad viena komanda iš mūsų bus. Tikiu, kad stipresnė nugalės. Ir žiūrovai, kurie atėjo, pamatys tikrai gražų krepšinį. Prieš svarbiausią sezono kovas marčiulioniukams į pagalbą atskubėjo krepšinio akademijos vyriausiasis treneris Šarūnas Sakalauskas, kuris surengė treniruotę akademijos auklėtiniams. Buvęs Lietuvos Ryto treneris dalino patarimus jauniesiems krepšininkams, patarė nepalūžti psichologiškai ir linkėjo sėkmės. Kaip teigia akademijos vyriausiasis treneris, laukia labai įdomus savaitgalis. Na matot, jeigu tėvai jau visą šitą savaitę sako, laimėk, laimėk, laimėk sūnau, tai tas sūnus jaučia tokią įtampą, grįžta vėl kalba apie tą patį. Aš linkėčiau tėvam kalbėti visiškai apie kitus dalykus. Nes jeigu tu lauki tos pergalės ar kažkokio vyksmo gyvenime, tai jis labai sunkiai ateina. Bet jeigu tu eini žingsnis po žingsnio link to tikslo, tada jisai ima ir nukrenta vieną dieną. Tai aš linkėčiau žingsnis po žingsnio visas tas psichologinės problemas slinkti į šalį ir mes visi trenerių kolektyvas akademijoje šnekame su savo 2 treneriais, kuriem tarėmės, kaip bus ir stengiamės padėti. Manau, kad jie pasiruošė gerai ir tikrai džiaugiuosi aš artėjančiom varžybom. Praėjusiame sezone vyriausiųjų vaikinų čempionate nutiko keistas dalykas. Finale grūmėsi 2 metais jaunesnių vaikinų komandos – Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos pirmoji Šuko ir Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro pirmoji komanda ir šiemet vadinamos realiausiomis favoritėmis. Antrame jaunių vaikinų A čempionato pusfinalėje ginklus surems nugalėtojų titulą ginsiantis Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtiniai ir Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos 18-mečiai. Na, manyčiau, kad visos 4 komandos yra tikrai pajėgios. Kiekvienoje komandoje yra žaidėjų iš Lietuvos krepšinio lygos, kurie jau įtraukti į komandų sudėtis, nacionalinės krepšinio lygos, bet tapti jaunių čempionų pagrindinių metų yra be galo garbingas titulas. Ir būtent čia jaudinimasis psichologija gali šiek tiek pakišti koją. Manau, kad finalas bus labai gražus. Jaunių vaikinų A čempionato finalo ketverto tvarkaraštį galite rasti mkl.lt interneto svetainėje.